Labas, chebryte. Šiandien padarysim kitokį tipo video, tai noriu parodyti jums savo nustatymus, kaip aš naudoju TradingView. Daugam bus jau aišku čia, bet yra tokių, gaunu klausimų, daug kas nesupranta tokių elementarių dalykų, tai parodysiu viską. Tai tai pradėkime nuo pagrindinio nustatymo, tai yra spalvos pakeitimas. Tai einat čia, App Settings, pasirenkam Dark. Dėl ko pasirenkam Dark tamsų foną, dėl to, kad akis mažiau skauda. Daugiau pripratus akis prie tamsios spalvos negu prie šviesios ir kai praleidi daug laiko prie monitorių, tai akis netaip pavargsta, tai rekomenduoju užsidėti juodą foną. Tai kas toliau varom į settingsus. Čia, ką galima pasikeisti, tai galima pasikeisti į session, kad matytumėm prie marketo ir after marketo laikus, kas vyksta prie market ir after market. Tai pasirenkam extended training hours ir ir dabar matysit, kaip rinka atsidaro pre-markete. Tai iš ryto tai bus jūsų pasirinkta spalva, po to dienos metu, gerai, atrodys šita tamsesnė spalva, o aftermarketas šita žydra spalva. Kas toliau? Toliau žiūrime, šitą extended pasidarėm, čia nieko nekeiskit, čia viskas kaip ir nustatyta, čia irgi. Čia, dabar backgroundą nusistatykit kokį norit. Aš pasidariau gradient, spalvos pilką ir juodą. Man tai tiesiog dėl to, kad gražiau atrodo. Tekstas rekomenduoju pasidaryti baltos spalvos, ką reiškia tekstą, kad matytumėt skaičiukus ir linijas. Čia nieko nekeičiam, čia nieko trading, alert, event, čia nieko nekeičiam, taip ir paliekam. Tai kaip pasidarėm tamsią spalvą, matom prie marketą, after marketą, ne kitom spalvom. Toliau einam prie alerto nustatymą. Kaip mes nusistatom alertą? Aš nusistatinėju taip, spaudžiu pliusiuką, add alert ir taip nusitempi vietą, kurią tau reikia. Čia senai, rinkim vieną. Taip mes nusibrėžiam alertą, nusistatom toj vietoj, kaip kaina pasieks tą tašką, jums suveiks alertas ir ateis notification žinutė ar į telefoną, ar jeigu turi tą pačią programėlę su to pačiu prisijungimu naudojate, ar į kompiuterį supipsės ir žinosit, kad kaina jau atėjo iki jūsų lygio, nustatytos vietos, kur pradėsit stebėti akciją. Tai taip nusistatom alertą, tai alertus po to galima traukti, nes kaip alertas suveikia, jisai išsijungia. Ką reiškia išsijungia, kad reikės per naują nusistatyti kitą alertą ir tiek. Tampyt galit taip, jauktin žemyn su pelyte, čia viskas kaip ir aišku, man nereikia daug aiškinti. Po to kitas dalykas, ką nusistatau, tai time frame laikos, kokį naudoju ir kokį žiūriu. Tai čia, kad būtų patogiai, kad galėtumėm vos susirasti 5-15 minučių ir taip toliau, tai čia susirandam minutės ir paspaudžiam ant žvaigždutės. Kai paspausit ant žvaigždutės, tada atsiras čia, šitoje vietoje jūsų time frame'as. Tai kokius naudojate, tai tokius rekomenduoju ir susidėti, labai palengvins jūsų visą darbą ir veiklą. Kitas dalykas, indikatoriai. Mano pagrindiniai indikatoriai yra daily SMA, tai įsirašysit ir jum išmes, ne? Iš karto išmes. Jeigu kokiam grafike nenorėsit matyti tų daily SMA linijų, tai čia užeinat ant šitos vietos ir paspaudžiat hide akutę, tada dingsta, jeigu norit vėl pasižiūrėti, jeigu maišo ar kažką kitą reikia žiūrėti, tada vėl paspaudžiat. Ne? Toliau kitas indikatorius, ką dar naudoju, yra Visible Range Volume Profile. Čia susivesit į search'ą ir jums išmes. Tada pasirinku Visible šitą, man išmeta šitas linijas, ne? Pirkėjus pardavėjus, kurių buvo daugiau, mažiau, kaip čia mes žiūrime į gapus. Tai jeigu kitas indikatorius įdomu, jo nustatymus aš esu pasidaręs taip. Man nepatinka šita linija balta, čia yra price of control, tai aš čia visada nusiemu, kad grafikas būtų švaresnis. Ir ką jums reikia dar vieną dalyką nusistatyti, tai row size, nes jums kaip išmes tokiais dideliais kvadratais, tai susimažinkit row size, čia nežinau, ar šitą reikės pakeisti, bet jeigu ką turėkit mintyje, sustabdykit video ir pasižiūrėsit, kokius reikia nustatymus pasidaryti.
Ir lygiai taip pat, jeigu nebenorėsit jo matyti, paspaudžiat ant hide ir tada paslėpsit. Tai gal taip ir padarykim dabar, kad mum netrukdytų. Toliau iš indikatorių daugiau nieko kaip ir nenaudoju. Dar toks vienas dalykas, jeigu norėsit kolegom parodyti arba išsisaugoti ekraną su savo nubraižytais lygiais, tai spaudžiat čia ant fotoaparato logotipo, copy image ir viskas. Ir tada nueinat kažkur, kur jums reikia, ar į Viberį, ar į Discordą, ar į, nežinau, kažkur spaudžiat CTRL V ir jums išmes šitą jūsų print screeną visą akcijos judėjimo. Ir taip, ką toliau turim? Dabar ekranų splitinimas. Šitas mygtukas, layout setupas. Čia galit pasirinkti, kaip norit skirstyti ekraną. Ar į dvi dalis, neturiu tokio plano. Ar į 8 dalis. Viskas priklauso nuo jūsų turimo plano, nes man atrodo nemokamam plane irgi duoda 2 ekranus pasidaryti. Jeigu aš neklystu, tai pilnai jums turėtų užtekti ir nemokamo plano, tik tai, kad nemokamam plane daug indikatorių negalit naudoti, bet tai va, tai čia būtų iš tokių pagrindinių dalykų, tai čia pasirenkat, kaip kam kas patinka, ar gulšiai, ar vertikaliai, kiekvienas palei savo norus. Ir tiek. Po to, į ką dar reikėtų atkreipti dėmesį, tai ką dažnai naudoju praktiškai kiekvieną dieną, tai būtų trendline linijos arba horizontalios linijos. Tai yra 2 būdai, kaip tai padaryti, tai arba spaudžiat čia ir pasirenkat horizontal line, ne? Tada paspaudžiat čia ir jums išmeta liniją. Taip mes braižom lygius, ne? Mes susižiūrim, atsidarom valandinį grafiką, žiūrim ten, kur matom geresnį lygį ir vat persistumėm. Ne? Kitas lengvesnis būdas su linijom yra Alt ir H spausti. Spaudi Alt H ir tau kartą išmeta liniją. Linijos, spalvas, story, viską galite keisti, paspaukite ant pačios linijos, tada eikite į settingsus ir čia galite pasikeisti spalvą, story, tekstą galite pasirašyti ir taip toliau. Nu, čia viskas, manau, kaip ir aišku. Kitas dar naudojamas dalykas yra dėžės. Dėžę naudojame, kaip norim pažymėti zoną. Jeigu žiūrėt kitus mano video, turėtumėt suprasti, apie ką aš kalbu, tai čia lygiai taip pat pasirenkat settings, extended left, extended right, kad jums dėžę rodytų per visą grafiką. Čia irgi pasirenkat spalvą, border, background, kokį norit čia palei fantaziją jūs. Tai turbūt ir tiek. Manau, viską jau parodžiau, viską plius minus turėtumėt suprasti, jeigu kažko nesuprantat, tai visada prašykit komentarą, paklauskit, būtinai atsakysiu. Dar vienas toks dalykas, kaip galite pasižiūrėti tos greituosius mygtukus, tai va čia paspaudus, kokią norit matot, yra šalia Alt, Alt plus C, Alt V, taip matysit. Galit greituosius mygtukus naudoti, čia irgi buvo įsidedat žvaigždutę, jums išmes va čia, tokį pasidarot greitą, čia ką naudoju ir ką dažniausiai naudojat, gali čia susidėti ir puikiausiai matysis. Dar gavau klausimą, dėl ko naudojama ten 2, 3, 4 ekranai, tai vat parodysiu savo pavyzdį, kad kadangi kai visada stebime SPY indeksą, nes palei tai mes žinome, kada užžymėti pozicijas, kada ne, kurioje vietoje yra SPY, tai dėl to mes turime ne vieną ekraną, nes, pavyzdžiui, aš vienu metu stebiu 7 skirtingas akcijas, tai vat, kad suprasti, kad visada matytumėm SPY ir žiūrim, kaip juda, koreliuoja su kitom akcijom, ar verta ar neverta pirkti, kur parduoti. Va, pavyzdžiui, čia žiūrėkit, puikiausiai matęs vakar diena. Žiūrėkit, SPY krito, va čia turėjome lygį tą raudoną liniją ir pažiūrėkit, kaip puikiai Uberis vakar atidirbo. Visai ten gerai pavyko nuo jo uždirbti, tai pasižiūrėkit, kaip krito. Čia pradėjo kaina apsisukinėti ir tuo metu turėjau Uberio čia lygį, irgi va žiūrėjau. Kadangi čia pradėjo apsisukinėti, tai slovėm šūvį ir, kaip sakom, visai puikiai pataikėm. Tai dėl to mes visada turim SPY ant savo ekrano pagrindinę ir visada stebim jį kaip mūsų pagrindinį indeksą ir pagrindinį judėjimą, į kurią pusę gali akcijos pasisukti. Tai va, tai ačiū, kad žiūrėjote, jeigu patiko, paspauskit like, pasidalinkit su draugais, jeigu buvo naudinga, parašykit komentarą, ar patiko, ar norėtume daugiau tokių video apie TradingView, gal apie dar kažkokią kitokią į BKR tą pačią platformą gal būtų įdomu, tai parašykit komentare. Iki.